Šią savaitę prasidėjo galinga jaunatis, dvynių ženkle ir tai ne šiaip eilinė jaunatis iš serijos ten užsirašyk 108 norus ir lauk stebuklo. Šiandien vis labai atidžiai stebi, kokius sprendimus priimate, kokius pokalbius vedate, kam sakote taip, o kam pagaliau išdrįstate pasakyti ne. Visos šios ir vakarykštės dienos situacijos nėra atsitiktinės. Apie vakar dienos suraskit mano profilį, o apie šiandien 16 dieną dabar pakalbėsim. Dar kartą. Vakar dienos ir šiandienos dienos situacijos nėra atsitiktinės, tai mažos gyvenimo užuominos, per kurias pati erdvė, visata, pasaulis parodo, ar judate savo keliu, ar vėl nuklydote nuo savęs. Todėl nenustebkite keistais sutapimais, netikėtomis žinutėmis, susitikimais ar staigiais nušvitimais kokiais nors. Tikrai šiomis dienomis visata kalbasi labai garsiai su mumis. Birželio 16 diena tai diena, kai uždedamas pagrindinis visam ateinančiam mėnesiui pagrindas. Viską, į ką dabar nukreipėte savo dėmesį, gauna papildomos energijos augti ir vystytis. Todėl labai svarbu susitelkti į tai, kas jums iš tiesų yra svarbu. Ką verta padaryti birželio 16? Užsirašykite 10 savo norų, nevertindami, ar jie yra realūs. Kodėlgi ne? Išsirinkit 3 pačius svarbiausius ir užrašykit juos taip, tarsi jie jau pamažu taptų jūsų gyvenimo dalimi. Parašykit žinutę, kurią jau seniai norėjot išsiųsti. Ji gali tapti naujų galimybių pradžią. Ir užsiregistruokite į mokymus, seminarą ar kursą, kuris jau seniai traukia jūsų dėmesį. Galbūt būtent ten jūsų laukia kitas svarbus žingsnis. Nes kartais naujas etapas prasideda ne nuo didelių permainų, o nuo vienos minties, vieno sprendimo ir drąsos leisti savo norėti daugiau. Apie kitas šios savaitės dienas išgirsit per kitas šias savaitės dienas. Linkiu saulėtos nuotaikos ir nenuklyskit nuo savo kelio.